2010 m. rugpjūčio 30 d. Centrinėme olimpinėme Pekino gimnastikos centre įvyko ketvirtfinalio bokso kovos. Net 4 Lietuvos sportininkai susirungė ringe. Marius Vyšniauskas, Vladimir Milevskiai, Aidas Petruškevičius bei Vitalijus Subačius. Lietuva, kovojau. Galėjau gal geriau, bet atidaviau viską, ką galiu. Padariau viską, kad laimėčiau. Tačiau sėkmė lydėjo ne visus sportininkus. Aidai, kokios nuotaikos po kovos? Labai geras. Kaip įspūdis apskritai apie Kiniją, apie Pekiną, apie šitas žaidynės? Labai geri įspūdžiai, kaip tik vakar su kolegom buvom ant didžiosios kinų sienos aplankėm. Labai daug įspūdžių, turėsiu ką papasakoti grįžęs draugam Lietuvą. O kova tau sunki buvo? Kova sunki, labai stiprus varžovas, olimpinis finalistas. Sunki kova, bet kitą kartą stengsiuos geriau susiboksuoti. Aidas kovojo su 2008 m. Pekino olimpinių žaidynių finalistu Chang Chilei iš Kinijos. Jų svorio skirtumas beveik 20 kg. Gerbiamas treneri, tai nei dieną, nei naktį nesiskiriat su bokso pirštinėm, žiūriu. Taip, darbas toks. Ką darysi, pasirinkau tokį darbą, reikia ir pirštinės nešiotis. Ar patenkintas jūs šios dienos rezultatais? Kaip pasakyti, visada noris geriau. Ir treneris, ir sportininkai visada nori laimėti. Bet visumoje tai nėra blogi rezultatai. Manau, kad tie jauni vaikinai, kurie pralaimėjo, ir Vyšniauskas, ir Petruškevičius, dar parodys rezultatus ateityje. Nes varžovai pakankamai stiprus, jiem patyrimo dar truputį trūksta, tai nieko nepadarysi. Varžovai buvo stipresni šiandien ir tiek. Rytas Pekine, kaip ir daugumoje pasaulio didmiesčių, prasideda vis gausėjančių transporto priemonių srautu. Per visą Pekiną keliaujame į Lietuvos atstovybę Kinijoje, kur mūsų laukia komercijos atašė Gvidas Kerušauskas. Adresą randame nesunkiai. Tiesa, keliaujantiems norėtume pasufleruoti, jį reikia turėti užsirašius kinų kalba. Vietiniai taksistai angliškai nekalba. Lietuvos atstovybė įsikūrusi atskirame rajone, į kurį norint važiuoti reikalingi specialūs leidimai. Todėl patartina prieš tai susiskambinti. 2 aukštų pastatas dvelkia ramybę. Pasijuntame lyg namie. Už atstovybės durų lieka didmiesčio triukšmas. Lietuvos neolimpinio komiteto prezidentas Gintautas Vileita delegacijos nariams papasakoja apie artimiausius Lietuvos neolimpinio komiteto numatomus darbus. Vienas didžiausių – antrosios Europos sporto žaidynės. Jas numatyta surengti Šiaulių regione 2011 metais. Ir 5-osios Tafisa pasaulio sporto visiems žaidynės Šiauliai 2012. Šiandieną mes su Sporto akordo prezidentu kalbėjome, kad kadangi 4 žaidynės, kiekvienos jos vyksta truputį, turi kiekviena šalis įneša savitumo. Lietuva taipogi pasiūlė savo modelį tų žaidynių ir moto yra harmoningas žmogus, harmoningas pasaulis. Todėl mes sportas visiems judėjimui pasiūlėme iš viso net 8 kryptis. Viena tik tai iš jų yra sportas, sveikatinimas, turizmas, kultūra, kadangi šitą renginį remia Tarptautinis olimpinis komitetas, UNESCO ir Pasaulio sveikatos draugija. Ir Sporto akordas taipogi ruošiasi su mumis bendrauti ir turim tokią mintį, kad keletą sporto šakų, netgi tos, kurios čia dalyvauja, Lietuvoje vykdys čempionatus žaidynių programoje. Ir kalbėjome šiandien, tai tos sporto šakos, kurios pripažįsta dopingo kontrolę, bet nėra olimpiniai programai, jau čia negali būti multisporto situacija, kad nėra olimpiniai programai, tai šitos sporto šakos turės galimybę vykdyti Šiaulių regione čempionatas. Prezidentė Grybauskaitė davė sutikimą būti globėjai šitų žaidynų. Po nedidelės ekskursijos po ambasadą pasiūloma nusifotografuoti. Kas žino, galbūt ir mūsų bendra fotografija kada nors papuoš Lietuvos atstovybės Kinijoje garbės svečių sąrašus.
Tikrai džiugu, kad net 10 sportininkų sugebėjo atvykti, kad rado sponsorių ir yra čia žaidynėse. Norėčiau palinkėti, kad bent pusė iš jų tikrai grįžtų su medaliais. Ir mes turėjom olimpiadą Pekine prieš porą metų ir Lietuva tikrai gerai pasirodė. Kovos šakose mūsų sportininkai visada buvo stiprus. Taigi manau, kad ir šį kartą tikrai sėkmė juos lydės ir Lietuvos sportininkai tinkamai atstovaus mūsų šalį ir ypatingai pirmose žaidynėse, kuri duos startą ir ateinančiam žaidynėm ir tradiciją, kad galėtų daugiau sportininkų dalyvauti. 2010 m. rugpjūčio 31 d. įvyko dar vienas ketvirtfinalis. 2 Lietuvos sportininkai susirungė Centrinio olimpinio gimnastikos centro ringe Pekine. Gera žinia ta, kad 81 kg kategorijoje lietuvis sportininkas Tadas Tamašauskas po sunkios kovos nugalėjo Čekijos sportininkas Stanislav Starek. Na tai ką pavaržy buvo, ar sunki kova buvo? Sunki, matot, pavargau labai vasarą vis tiek. Atostogavom visi, tai o čia taip netikėtai šitas varžybos sužinojau gal prieš 3 savaitės, kad važiuosiu. Nebuvo labai kada ruoštis. Bet šiaip fainai, džiaugiuosi pergalę, tikrai medalis svajų yra. Deja, 69 kg kategorijoje Janas Ramanovskis pralaimėjo Moldovos atstovui Vasilijai Belaus. Rinktinės treneris Vidas Bružas ramino save, kad turime net 3 sportininkus, kurie pasirodys pusfinalyje. Deja, teko konstatuoti, kad varžovai labai stiprus. Ar išeis į pusfinalį? Pabandysim išeiti. O į finalą? Nusiteikęs laimėti? Taip. Taigi primename, kad į pusfinalį pateko Vitalijus Subačius, Vladimiras Milevskis ir Tadas Tamašauskas. Rugsėjo 1. Alaiš kovų išvakarės. Organizatoriai parengė sportininkams puikią dovaną – pažintinę kelionę ant Kinijos sienos. Saulė dar nusileidžia. Viskas, operatorių, užteks, kiek galima. Kelių valandų kelionė neprailgsta. Mūsų lydi gidė, kurios vaizdingas pasakojimas atskleidžia ne vieną Kinijos statybų istorijos paslaptį. Didžioji Kinų siena, didžiausias kada nors žmogaus sumanytas statinys, driekiasi 2150 mylių per Kinijos teritoriją. Rangydamasis kaip gyvatė per kalnus ir slėnius, savo formą primindama drakono kūną. Įkalnėje pasitinka suvenyrų prekeiviai. Čia gali įsigyti visko – suvenyrų, paveikslų, marškinėlių ir net lovos už tiesalų, išmargintų kiniškais raštais. Turistai tiesiog plėšomi į gabalus. Pradžioje linksma. Gidė patarė kainą mažinti per pusę, o po to derėtis. Tai nėra mūsų stiprioji pusė, tačiau įsismaginame ir mums pavyksta. Funikulieriumi kilame į viršų. Gidė prisimena, kad Mao Dzedungas yra sakęs, kas nepakilo ant Kinijos sienos savo kojomis, ne vyras. Vyrai guodžia save laiko stoka. Išties, pasivaikščiojimui skirta vos valanda. Nors atstumas iš pirmo žvilgsnio pasirodo nedidelis, pavargstame. Kinijos siena pastatyta taip, kad status laiptelėje aukštyn ir žemyn plieskiant negailestingai saulei labai greit nuvargino kojas. Atstumas pailgėja mažiausiai 3 kart. Tačiau nesigailim, juk tai didžiausias statinys žmonijos istorijoje. Kur be pažvelgsi, atsiveria nuostabios kalnų panoramos, kurių vaizdą sustiprina savotiška muzika, cikadų garsai.
Grįžtame į Pekiną, kur viešbutyje mūsų laukia Tarptautinės sporto kort federacijos prezidentas Hein Verbruggen, kuris sutiko duoti išskirtinį interviu Lietuvos žiūrovui. First of all, thank you very much for meeting us and for agreeing to this interview. So, wanted to ask you, Sports Accord Combat Games. Koks sporto kort organizacijos vaidmuo pasaulio sporto judėjime? Svarbu suprasti, kad mūsų organizacija Sporto kort yra tarptautinė organizacija, vienijanti 104 narius ir 89 sporto federacijas. Nuo futbolo, kuris yra pagrindinis sportas, iki mažiau populiarių. Sporto kort nariai yra FIFA, FIBA ir kitos žinomos sporto asociacijos. Sporto kort didelį dėmesį skiria multisportui, mažiau populiarioms sporto šakoms. Taip pat plaukimui, dviračio lenktynėms, kovų sporto šakoms, boksui, dziudo, taikvando, imtynėms. Džiugu, kad šios sporto šakos sugebėjo susivienyti ir šiuo metu po Sporto kort vėliava yra net 13 kovinių sporto šakų tarptautinių federacijų. Very special ambiance. So I'm very happy. We have 13 federations that are involved in martial arts from, some are in the Olympic Games like boxing and judo and wrestling and taekwondo. But, the other 9 are not. So they see this as a major event. Multisportas dabar yra diskusijų objektas. Kokia jūsų nuomonė? So, could you explain more of what it is and its perspectives in sports? Well, for me, the important perspective is, that... Svarbu žinoti, jog Sporto kort kviečia bendradarbiauti visas sporto šakas, kartu dalyvauti ir rengti varžybas. Mūsų pasiekimai teigiamai veikia visas federacijas, juk labai svarbu turėti ne tik finansinę, bet ir psichologinę paramą. Also psychologically is very important for the international federations. Rugsėjo 2. Dar pusvalandis ir pasieksime Žemės ūkio universiteto sporto salę. Autobuse tylu ir jaučiasi įtampa. Nes visai netrukus šie sportininkai, kurie dar vakar buvo draugai, susirungs ringe. Ne veltui sakoma, draugystės ringe nėra. Čia kiekvienas už save. Jaudinamės ir mes. Lietuvai atstovauti ruošiasi Marius Labalaukis. Tuomet dar nežinome, kad dėl 2 Lietuvos federacijų kaltės jis ringe nepasirodys. Vidmantai, gal padedam iš šono visus ambicijas, visą kitą, realios galimybės Mariui kovoti ir būti prizininku ir pirmosios žaidynės, tai yra tikrai istorinis dalykas. Dėmesys šiom varžybom tikrai yra didelis ir presos, ir, sakykime, ir Pekinė, ir Van Briugeris, vakar bendravau su Van Briugeriu, Sporto korto prezidentu, su kitų federacijų prezidentais. Tikrai dėmesys yra labai rimtas varžybom. Gal atidėkime iš šono visas tas ambicijas, ką? Man yra žodis aukščiau visko. Jeigu susitarėm vieną kartą, tai vieną kartą susitarėm. Aš tikrai neskeisiu jokių sprendimų, nei asmeniškai, nei kolektyviai. Vidmantai, ne mes tarėmės, o jūs vienašališkai priėmėt sprendimą. Aš prašiau visą laiką leisti jam dalyvauti, kadangi jis praeitais metais iškovojo tą teisę ir mes negalim vardiniai pakeisti. Dėl dalyvavimo varžybos, aš jums pasakiau, dabar šiuo metu mes, kol neturim konkrečios su jumis pasirašę bendradarbiavimo sutarties, kol mes nesisėdom kaip normalūs du žmonės prie stalo, ar ten su jumis, ar su jūsų atstovu, nesvarbu. Mes tikrai nieko nepakeisim dabar ir nedarykim iš to ažiotažo ir kažko tai tokio, kad mes susitiksim, su kitu susitiks, paduot rankos, ir gatvėje susitikę perėti kitą pusę. Bent turim poziciją, bent žinom, kaip gaila, tas sportininkas tikrai pajėgus ir gali dalyvauti. Bet toks yra sprendimas 2 Lietuvos federacijų, 2 Lietuvos organizacijų, kurios šiandien neranda bendros kalbos.
Sportininkas Marius Labalaukis yra ne tik imtynių už diržų sporto šakos imtynininkas ir Europos čempionas, bet ir dziudo sporto profesionalas, daugkartinis prizininkas bei pasaulio dziudo taurės nugalėtojas. Kelialapį į Sport Accord Combat Games 2010 žaidynės jis iškovojo dalyvaudamas 2009 m. gruodį Europos imtynių už diržų čempionate. Lietuvos dziudo federacijos sprendimas neleisti Mariui Labalaukiui atstovauti imtynių už diržų sporto šaką buvo priimtas po kelių mėnesių po šio garbingo apdovanojimo. Tačiau palikta teisė sportininkui pačiam spręsti, kurią sporto šaką atstovauti. Kai tėvai pykstasi, kenčia vaikai. Šioje situacijoje taip pat. Sportininkas iki paskutinės minutės laukia Lietuvos dziudo federacijos leidimo. Marius yra pajėgiausias Lietuvos imtynininkas imtynių už diržų sporto šakoje ir stiprus varžovas kitiems. Pasak Mariaus Labalaukio, jo dalyvavimas šiuose varžybose be Lietuvos dziudo federacijos leidimų būtų metams atėmęs galimybę dalyvauti dziudo čempionatuose. Deja, šansas Lietuvai pelnyti dar vieną apdovanojimą jau prarastas. Belieka tik apgailestauti, kad Lietuvos dziudo federacijos ambicijos neleido pakilti Lietuvos vėliavai Pekine. Finale vietos pasiskirstė taip. Pirma vieta – Viktoras Reško, Latvija. Antra vieta – Konstantin Koptiev, Ukraina. Trečia vieta – Mohammadi Abdolvahed, Iranas. Kaip galite apibūdinti imtynių varžybas, ten naudojamus technikos elementus? Geriausios ir patraukliausios imtynės yra originalios ir kurių taisyklės yra paprastos. Antai kaunasi du priešai, o vienas jų nugali. Nereikia sukti galvos, kas vyksta aikštėje ant tatamio, kas yra nugalėtojas. Tai galima pasakyti pavyzdžiui ir apie dziudo, kur kovos trunka neilgai, vos 2-3 minutės, o dėl to ši sporto šaka tampa dar patrauklesnė. Juk žmonėms labai svarbu rezultatą pamatyti greitai. Rugsėjo 2 dieną vainikavo bokso kovų finalas. Net 3 Lietuvos sportininkai grįš į Lietuvą su medaliais. 75 kg kategorijoje 3 vieta atiteko Nafrus Jefojev ir Abdelmalek Rahau. Antra vieta Vladimirui Milevskiui. Pirma vieta Džanting Chang iš Kinijos. Tad Vladimiras Milevskis parveš į Lietuvą sidabro medalį. – 81 kg kategorijoje vietos pasiskirstė taip. Trečią vietą pelnė Gleb Sapovalov Ahmed Elhendavi. Antra vieta Tadui Tamašauskui iš Lietuvos. Pirma vieta Fanlong Meng, Kinija. Kaip jauties dabar, biški geriau? Jaučiuosi gerai, tikrai dabar. Smagu, labai smagu. Thank you. Labai smagiai jaučiuosi iš tikrųjų. Aišku, šiek tiek gaila, kad ne Lietuvos himnas nuskambėjo, bet ką darysi, dar ateityje bus tų varžybų. 91 kg kategorija. Vitalijus Subačius trečią vietą pasidalino su Jehon Kurbonov iš Tadžikijos. Antroji vieta atiteko Ahmad Ateimat, Jordanija. Pirmoji vieta Konstantin Bejanaru, Rusija. Gerai jaučiuosi, va, kaip čia surudijęs auksas mano.
kokią vietą tikėjai užimti? Tai pirmą, aišku, kaip čia galima tikėtis antros ar trečios, tik pirmą. Tai kas atsitiko? Nežinau, tai va vakar teisėjavo truputį nelabai kaip... Ne taip, kaip turėtų teisėjauti. O, viskas gerai yra. Įdomus faktas. Sportininkų psichologiniai būsenai palaikyti iš Rusijos buvo atvykęs dvasininkas. Что делает батюшка, если можно так сказать, на таких больших играх? Ką dvasininkas veikia tarp sportininkų? Dvasininkas meldžiasi už šiuos vaikinus, už jų sėkmę, už dvasios stiprybę. Pagal galimybę stengiuosi padėti, kai jie į mane kreipiasi. Pakalbam, žiūrėk, ir jų nuotaika pasitaiso, ir mano nuotaika tuomet geresnė. Tai abipusė nauda. Jie vaikinai užimti, turi labai daug treniruočių, dideli krūviai. Toks susitikimas su jais varžybų metu jiems suteikia galimybę pabendrauti, atsipalaiduoti ir nusiteikti. Ką palinkėtumėt visiems sportininkams? Aš palinkėčiau dvasios stiprybės, todėl kad sportininkas tai kovotojas. O kovotojas kuo stiprus? Dvasia. Žinoma, tai nemenkina fizinio pasirengimo. Bet dvasia visų pirma. Nėra dvasios, nėra sportininko. Нет духа, нет спортсмена.